ateinu prie tavęs, jau ką prišnekėsi tą. Jau daug prišnekėsi dabar. Sveiki, esu Gintarė Zankevičiūtė. Šiuo metu esu savo gimtiniai Švenčionėliuose. Norėčiau trumpai papasakoti apie save, kaip viskas prasidėjo sporto kelyje bei muzikoje. Tai pradėsime nuo sportinės karjeros. Žodžiu, nuo pat vaikystės, mažutė jinai dar buvo, aš imdavau ją pastoviai treniruotis. Jai patikdavo žiūrėti. Visos treniruotės, visas pagrindas buvo čia. Treniravausi pas Raimondą Turlą, po to treniravausi su tėčiu. Chronometrą turėjau ir jinai sako, 400. Noriu ratą prabėgti vieną, bet aš nepamiršiu šitą. Tai vat čia sportuodavom, čia rinkdavomės, darydavom visokius prisitraukimus, kuriuo aš nelabai padarydavau, bet dažniausiai darydavau preso pratimus. Čia vat šitie keliai jau truputėlį tokie jau svirė nulūžę, bet tikrai daug sentimentų sukelia šitą vietą. Praktiškai nuo jaunučių tu gal ir pradėjai, jeigu aš gerai atsimenu. Nes vaikų tu niekur dar, man atrodo, net nieko nesportavai. O po to jau nuo jaunučių, aš buvau Klaipėdą, atsimenu, pirmą kartą tu tada jaunučių buvai prizininkė. Va ir medaliai ten, su medaliu mėgoja visą naktį, kai iškovoja. Antrą vietą, man rodos, ne? Nepamenu, žinau, gali būti. Antrą lyg tai atsimenu, aš tai su medaliu mėgoja. Ant tiek kaifą buvo. Kai pradėjau sportuoti, pastebėjau tokį labai įdomų dalyką. Patobulėjo labai stipriai mano kvėpavimas. Ir sustiprėjo diafragma ir kai buvau mažytė, pas mane tikrai nebuvo tas balsas toks, sakyčiau, jis buvo galbūt, aš dar buvau vaikas, bet ir tuo pačiu jis nebuvo toks stiprus. Ir tai labai pagelbėjo mano muzikiniai karjerai, dėl to, kad galėjau ištęsti ilgesnes natas, išlaikyti, kvėpavimas susitvarkė. Visai kitoks atrodo balso pastatymas. Tiesiog viskas atrodo stipriau, ant scenos jautiesi stipriau ir fiziškai jautiesi stipresnis. Atvykom į vietą, kur vykdavo visos darbinės treniruotės, tempiniai, atkarpos kažkokios, jeigu darydavom prieš varžybinės, šiaip kažkokie po kilometrą fartlikai ir dar kažkas, tai vat viskas vykdavo čia, tiek išlieta prakaito, tiek įvairiausių ir gerų dienų, ir blogų dienų, ir tas visas toks emocinis bagažas visų tų treniruočių, nes iš tikrųjų čia vykdavo ir visas pasiruošimas varžyboms prieš išvykstant į Ameriką. Žinoma, jeigu ten jau tokiam lygiai kaip jinai sportavo, tai užsispyrimo reikėjo daug ir ne vieną dieną, ir tokio rimto užsispyrimo. Pasiūlymai į Ameriką atėjo nuo 10 klasės. Man siūlė studijuoti 3 skirtingi universitetai. Visose 3 buvo po vieną kitą lietuvę. Minnesotoj, tarp kitko, buvo viena iš mano rajono pirma išvykusių Rasa Trup, sportininkė irgi ilgų nuotolių bėgikų, kuri dalyvavo vėliau olimpiadoje. Tai man jinai buvo labai didelis prioritetas ir aš labai norėjau patekti į Minnesotą pradžioje. Bet po to, kadangi labai šaltos oro sąlygos, nusprendžiau vykti į Oklahomą. Čia buvo rugpjūčio mėnuo, man rodos, rugpjūčio mėnuo. Ir išskrydo, mes abu jau važiuojam namo ir sakom, ką mes pridurkai padarėm. Ką mes pridarėm. Tai praktiškai, tikrai labai buvo neramu, ten dar ir kai skrydo, ten dar nesisekė, ten kažkur tai lėktuvai vėlavo, ten nakvot reikėjo. Aš iškart nieko nesakiau jums. Taip, taigi pirmam kelniam sėdėjom, tai ką jau ten. Tuo metu dar nedaug kas vyko į Ameriką, dabar jau ir tai yra, tarsi, jau toks ganėtinai pasikartojantis reiškinys, tai nestebina daugelio, bet tuo metu tai tikrai iš savo rajono buvau gal antra, kuri išvažiavo. Pirmas pusmetis sunkus buvo, aš norėjau grįžti namo iš tikrųjų. Tai buvo toks. Pusmetį aš skambinau ašarom, kad aš noriu namo, nes labai sudėtinga ir svetima kalba, ir visai mokytis angliškai, tai ką? Mokytis studijos, nauja komanda, keltis 5 ryto, tai daryti treniruotės, nežinai, buvo tikrai nelengva priprast. Bet po pusės metų, kuomet apsipratau truputėlį ir pradėjau suprasti visą tą gėrį, kokį aš iš tikrųjų gaunu, ir stipendiją, ir mokslai padengti, ir nuo A iki Z tavim pasirūpina. Mano atveju, tai aš tikrai džiaugiausi, kad turėjau tokią galimybę, nes pati nebūčiau gebėjusi nei mokytis, nei studijuoti, nes labai brangu yra tai. Trauma atsitiko antram kurse, kaip dabar atsimenu. Su Monika Juodaškaitė mes važiavom namo su dviračiais, jį važiavo priekį, aš važiavau gale ir jau realiai
labai buvo arti mūsų namai ir paskutinė sankryža ir iš karto sankryžos po dešinę mūsų namai buvo, bet ant tos sankryžos ten yra tokia nuokalnė ir jis sako, stabdyk mašina. Ir ten taip viskas greit įvyko, aš į ją atsitrenkiu, mes abi kritom ant, kelio ir man plyšo kelio raiščio, priekinis kryžminis raištis, Ir taipogi meniskas buvo pažeistas iš vidinės pusės. Tai tiesiog išėmė iš mano studijų nemažai laiko. Bet kuo esu labai dėkinga Amerikai, tai ta prasme, kad ir buvo tokia didumo trauma, man niekiek nereikėjo už ją mokėti. Viskas buvo paskaičiuota, padengta, tai man nereikia dėl nieko pergyventi, tiesiog kaip greičiau atsistatyti ir grįžti į sportą. Su Daina mes iš tikrųjų susipažinom 2009 metais, kaip dabar atsimenu, buvo konkursas Ispanijoje, Lloret de Mar. Ji važiavo irgi kaip vadovė, tai sužavėjo moters atkaklumas, kalnus nuvers, bet pasieks, ko jai reikia. Žodžiu, jeigu mato, kad vaikas turi talentą ar kažką, tai nes vis tiek, sakykime, muzikinė industrija irgi ten visko būna, tarsi sportą, pavyzdžiui, kaip mano tėtis visą laiką sakydavo, tu atbėgi pirmas, tu laimėjai, ne? O muzikoje tu gali, sakykime, turėti talentą, kažkas teisėjų gali nepatikti tavo, ar tai būtų išvaizda, ar tai manieros, ar tai kažkas kitas, ir tu nelaimėsi konkursą. Kai mokiausi Amerikoje, dalyvavau ten, stengiausi vienu metu kažkiek padalyvauti ir pačiam Stillwateriui, kuriam aš mokiausi. Muzikos nepavyko man kažkaip vystyti, dėl to šiuo metu esu Lietuvoje ir stengiuosi ją kuo daugiau atgaivinti, prikelti, nes man labai jos trūko ten iš tikrųjų. Ir tai yra vienintelis dalykas, kurio mano širdis labai ilgėjosi. Bet vasaromis, kai grįždavau, mes su Daina Bilivičiūte dalyvaudom kažkokiuose konkursuose, nes jinai tiek ir Maltoj, tiek ir Moldovai, tai vasaromis aš kažkiek atsigaudavau, bet ryte vakare treniruotės, mokslai, tai tu tiesiog neturi net laiko ten kažkokiai muzikai dar. Tai taip tiesiog būdavo, bet ilgiausi labai stipriai. Mane pastebėjo labai brangiausia mano vadovė Vanda Miloš ir visą laiką vadindavo mane perliuku. Kaip gyvenat, kaip laikotės? Nieko gerai, o tugi mano perliukas, ar prisimeni, kai jisai vadindavo tave? Jis, sako, aš matau visus vaikus, bet tu, sako, aš matau, kad tu gali dainuoti. Ir toks, labai mane ko gero motyvuodavo, nes vis tiek kilusi iš provincijos, iš mažo miestelio, tikrai buvau labai kukli, paprasta. Ir tas mane Vanda labai kažkaip, nežinau, motyvavo, padrąsino dalyvauti ir nebijoti ir padainuoti ir kažkaip pastebėjo manyje tą potencialą. Gintarė, atsimeni, aš sakiau, aš būsiu senutė, tokia mažytė senutė, a tu būsi žvaigždė, tu turi talentą nuo Dievo. Tai jai už visą gyvenimą už tai būsiu dėkinga, kad kažkaip pastebėjo ir paragino mane siekti kažkokių aukštumų, kažkokios karjeros. Tai kai grįždavau į Lietuvą, tai būdavo dažniausiai vasaromis ir žiemos metu mėnesį. Tai tiesiog nespėjau susiderinti daug ko. O vasaromis aš dalyvaudavau konkursuose, tai tiesiog to laiko nebūdavo. Ir dar varžybos būdavo. Aišku, aš išleidau keletą dainų ir būnant Amerikoje ir studijuojant, bet tai nebuvo galbūt tas maks rezultatas, kokio aš pati norėčiau ir kokio dabar siekiu. Nes gyvenant dabar Lietuvoje metus,
tikrai susipažinau su nerealiais žmonėm, nerealiais Palm Crew komanda, su kuria filmavom. Tai labai profesionali komanda, kuri, sakykime, kas liečia filmavimus, video filmavimus, maks padarys, kad, nes komanda yra didelė, tiek operatoriai, tiek stilistai, visažistai, asistentai, viskas, ko galėtų prireikti tavo filmavimui, klipui, ir esu tikrai labai dėkinga, kad atradau žmonės, susikūriau tokią aplinką aplink save ir kurie žmonės, kurie tikrai nuoširdžiai stengiasi ir nori pasiekti rezultato. Ko gero pasakysiu labai paprastai, niekada nesustoti judėti į priekį, nes kad ir kas bebūtų, kad ir kokios patirtis mūsų gyvenime mūsų aplanko, anaiptol mes iš jų pasimokom ir jeigu tu turi kažkokį vidinį jausmą, atrandi savo mėgiamą veiklą, neužsklęsti to kažkokiais kitais darbais. Daug kartų būsi rejectintas, daug kartų būsi atmestas, bet nesvarbu, ar kiek žmonių tau bando kaišiot pagalius, kiek stengiasi pakenkti, tiesiog judėk į priekį, daryk, kas tavo širdį džiugina ir kitaip nesijausi laimingas, aš manau. Tai